Labas matematika. Sveiki mažieji mūsų draugai, burbuliukai, kvadračiukai ir trikampiukai. Su jumis dar kartą sveikinasi Lina ir Ieva. Ar laukite antrosios Labas matematika laidelės? O ar spėjote per savaitę nuo praeitos laidelės rudeninių lapų krūvoje pasimaudyti? O gal rinkote kaštonus? Jei taip, tuomet puiku, nes būtent šiandien mes pradėsime mokytis skaičiuoti. Tad galėsite ne tik savo gilių ir kaštonų kolekciją suskaičiuoti, bet ir visus pieštukus, batukus, o gal net ir savo blakstienas. Bet yra viena problema. Keliauti į Mada matematikos miestelį mes negalime tol, kol nepasakėme burtažodžio. Jis labai paprastas, tuojaus jo visus išmokysiu. Tai reikia tik 3 kartus suploti, tada 3 kartus sutrepsėti ir garsiai sakyti Labas matematika! Nagi, pabandome visi kartu. Plojame, trepsime ir sakome Labas matematika! Dar atrodo ne visi vaikučiai sakė burtažodį. Nagi dar kartą. Plojame, trepsime. 1, 2, 3 ir sakome Labas matematika. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. Mada matematika šiandieną lankosi pas gerą savo draugą vienetuką. Barkšt, barkšt, stukteli matematika į vienetuko duris. Staiga atsiveria durys ir pro jas galvą iškiša koks tai įmantrus ponaitis. Jo riesti ilgi ūsai vos telpa tarp durų rėmų, o melsva beretė priplojusi laiko kuokštą ponaičio garbanų. Iš veido šis vyriokas atrodo itin sulysęs, tačiau griežti bruožai daro jį kažkuo patraukliu ir įdomiu. Vienetukas nusišypso matematikai ir pakviečia ją į vidų. Vidury kambario stovi stalas, prie jo tik viena kėdė, ant stalo vienas porcelianinis puodelis, šalia jo vienas šaukštelis. Kol matematika žvalgosi, vienetukas paduoda jai apsiauti šlepetę. Taip, tik vieną. Vienetukas dažniausiai pietauja vienas, todėl visi jo indai ir baldai pritaikyti tik vienam. Taip pat ir su matematika arbatą jie geria iš to paties vieno puodelio. Vienetukas pirmas išdidus skaičiukas. Išdidus todėl, kad jis pats pirmas apsigyveno kaimelyje, o visi kiti gyventojai atkeliavo vėliau. Tačiau matematikas su juo bendrauja taip pat, kaip ir su visais kitais. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. Rubrikėlė, pamokėlė. Tad toks tas mūsų vienetukas, vaikai. Liesas, su dideliais ūsais ir visada tik su vienu batu. O jei žiemą eina kur nors į lauką, tai tik su viena pirštinė tebūna. Tačiau nors vienetukas ir yra kiek pasipūtęs, tačiau visi kiti skaičiai jį myli, mat šis visuomet visų darbų imasi pirmas. Ar tai lapus sugrėbti, ar indus po bendros vakarienės suplauti. Tad vaikai, ar dabar atsiminsite, jog pirmas skaičius yra vienetas? Bandome skaičiuoti. 1. Dabar visi kartu sakome garsiai. 1. O kas eina po 1? Ogi 2. Bet apie dvejetuką pakalbėsime kitą kartą. Tad dabar, kad būtų lengviau įsiminti vienetuką, pasiklausykime Kosto Kubilinsko eilėraštuko apie vienetuką. Aš turiu galvytę vieną ir galvoju aš kasdieną. Pagalvoju, pamastau ir namelį pastatau. Aš turiu veiduką vieną ir prausiuosi jį kasdieną.
mes darželį tarp vaikų, gėda būti murziku. Aš turiu burnytę vieną ir geriu karvytės pieną. Daug dantukų, o burna tarp dantukų tik viena. Aš turiu nosytę vieną ir suuodžiu kvepiant šieną. Tos nosytės, tos riestos, nekrapštysiu niekados. Mes darželyje šiandieną dar skaičiuojam tik po vieną. Vienas veidas ir burna, ir nosytė tik viena. Kaip įdomu. Kaip įdomu. Šviesos greitis. Greičiausiai pasaulyje keliauja šviesa. Jos greitis yra 300 000 km per sekundę. Tai yra taip greit, kad per sekundę šviesa galėtų apkeliauti aplink Žemę daugiau nei 7 kartus. Pabandyk įsivaizduoti, per tą laiką, kol tu suskaičiuoji iki 1, šviesa jau suka 8 ratą aplink Žemę. Juokas. 15 minučių juoko per dieną pagreitina metabolinės reakcijas žmogaus organizme. Tai reiškia, kad iš maisto greičiau įsisavinamosios naudingosios medžiagos. Todėl juokas yra puikus būdas sumažinti nutukimo riziką bei pagerinti nuotaiką. Tad visi nebijokime daug ir nuoširdžiai juoktis. Žvaigždės. Žvaigždės atrodo visai netoli danguje, bet jos yra taip toli, kad šviesa nuo žvaigždžių iki Žemės keliauja ne 1 metus. Ilgą laiką mokslininkai galvojo, kad mums artimiausia žvaigždė yra Kentauro Proxima. Ji yra maždaug už 40 trilijonų kilometrų. Trilijonas tai labai didelis skaičius. Jis užrašomas parašius vienetuką ir po jo einančius 12 nulių. Žinodami šviesos greitį, kad būtų aiškiau, mokslininkai atstumus iki žvaigždučių matuoja šviesmečiais. Taigi, atstumas nuo Žemės iki šios žvaigždės yra maždaug 20 šviesmečių. Tai reiškia, kad šviesa nuo šios žvaigždutės iki Žemės keliauja 20 metų. Visai neseniai astronomai, mokslininkai, kurie tyrinėja žvaigždės, aptiko 2 arčiau esančią žvaigždę. Tai rudoji nykštukė, labai šalta ir nedidelė žvaigždė. Gali būti, kad mokslininkai aptiks dar arčiau esančių žvaigždžių. O gal jūs pabandysite tokių surasti? Širdutė. Tuk, 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 tuk. Kasgi čia tuksi? Ogi širdutė. Žmogaus širdis sumuša daugiau nei 100 000 kartų per dieną. Išties nemažai. Jei norite patikrinti, pridėkite delniuką prie savo krūtinės kairiosios pusės ir pajusite, kaip ten spurda širdutė. Jei turite ūpo, galite net bandyti suskaičiuoti, kiekgi kartų jis sumuša per minutę, o po to tą skaičių padauginkite iš 1440. Ir štai sužinosite, kiek kartų per dieną sutuksi jūsų širdutė. Skaičius su 100 nulių. Ar dažnai girdite žodį Google? Kai ko nors nežino, žmonės dažnai sako, pagūglinsiu, nes Google tai internetinės paieškos sistema. Bet dauguma žmonių nežino, kad yra toks skaičius – Google'as, angliškai vadinamas Google, įrašomas labai panašiai kaip Google. Google'as tai didžiulis skaičius, jis užrašomas prie vienetuko prirašius 100 nulių. Šio skaičiaus pavadinimą Google'as sugalvojo 9 metų berniukas Miltonas, garsaus matematikos sūnėnas.
Po kiek laiko Miltonas sugalvojo naują terminą – Googlepleksas, kuriuo buvo apibūdintas vienetas su tiek nulių, kol nusibos rašyti. Jo dėdė nusprendė, kad žmonės pavargsta skirtingų laiku. Todėl tai pavadino konkretų skaičių vienetą su Googlu nulių. Medūzos. Ar žinote tokią keistą vandenyno gyventoją medūzą? Sunku patikėti, tačiau jos kūną sudaro net 95% vandens. Tai reiškia, jog ji beveik visa yra sudaryta iš vandens. O dar įdomiau tai, jog manoma, kad medūzos egzistuoja jau 500 milijonų metų, kas yra taip ilgai, jog net įsivaizduoti sunku. Rimti dėdės ir tetos. Talis Miletietis. Šiandien susipažinsime su vienu pirmųjų matematikų, Taliu Miletiečiu. Nors Talis labai rimtas dėdė, susidraugauk su juo ir nuo šiol vadink tiesiog Taliu. Talis gyveno apie 620–540 metus prieš Kristų. Jis kartais vadinamas pirmuoju filosofu, pirmuoju matematiku, fiziku ir net pirmuoju astronomu. Talis įrodė įvairias geometrijoje naudojamas teoremas. Viena iš jų – skersmuo dalyja skritulį į 2 lygias dalis. Tai reiškia, kad jei turite bet kokį apvalų plokščią daiktą, pavyzdžiui blyną, ir su peiliu pjausite tiesiai per šio blyno vidurio tašką, gausite 2 visiškai lygias blyno dalis. Taigi, įsiminkime, blyno skersmuo tai ta atkarpa, kurią gauname blyną dalindami į 2 visiškai lygias dalis. Ši ir kitos Talio įrodomos teoremos atrodo labai paprastos, bet jos yra labai svarbios ir iki šiol naudojamos matematikoje. Svarbiausia tai, kad Talis įrodė, jog nesvarbu, kokio dydžio bus figūra, kas ją brėš ir ant ko, bet teoremos bus visada teisingos. Pasakojame istoriją, kad kartą Talis stebėdamas žvaigždės vaikščiojo lauke ir įkrito į šulinį. Tai pamačiusi moteris nusijuokė. Nori žinoti, kas danguje, bet neišmano, kas po kojomis. Tad ir jūs, brangieji, stebėkite žvaigždės, mėginkite jas suskaičiuoti, bet nepamirškite ir po kojomis karts nuo karto pasižiūrėti. Matematika vyresniems. Šiandien kalbėjome apie žvaigždės bei milžiniškus atstumus. Kaipgi skaičiuojant susitvarkyti su tokiais dideliais skaičiais ir nepasimesti? Jei reikia sudauginti 2 skaičius su daugybė nulių pabaigoje, tiesiog suskaičiuokite, kiek vieno ir kito skaičių pabaigose yra nulių. Sudauginkite abu skaičius be nulių ir prie gauto rezultato prirašykite tiek nulių, kiek jų buvo iš pradžių. Pavyzdžiui, turime skaičių 500 ir dauginame jį iš 2000. Pirmasis skaičius pabaigoje turi 2 nulius, antrasis 3 nulius. Sudauginame 5 ir 2, gauname 10 ir prirašome pabaigoje 5 nulius. Taigi, 500 padauginę iš 2000 gausime milijoną, vienetuką su 6 nuliais. Paklausykime dainelės apie 100-kojį. Jis šaunuolis pats savo koją suskaičiuoja.
takoji, kur per vasaras vaikas bėgioji. Kiek tu batų porų sunešioji, 100 kojų vikrus, greitakoji. Kiek tau batų kas rytą valytyje, su šlampaki pradeda lyti. Kaip sunku batus tau nusiauti, kaip keblu prie durų juos sukrauti. Aš norėjau dar daug ko paklausti, aš norėjau tau ranką paspausti. Aš norėjau dar daug ko paklausti, aš norėjau tau ranką paspausti. Bet bijojau, nes jau nežinojau, ką paduosi man, ranką ar koją. La, 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 pa, ta, pa, ta, pa, la, pa, ta, pa, ta, pa, la, 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 pa, ta, pa, ta, pa, la, pa, ta, pa, ta, pa, la, 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 Matematika vyresniems. Šiandien jau atsisveikiname. Nepamirškite mums siųsti laiškučių. Papasakokite, kaip gyvenate, ką veikiate, bei kaip jums sekasi skaičiuoti. Galite mums siųsti ir savo piešinėlius matematikos tematika. O gal norite su mumis pasidalinti savo surinktų gilių fotografijomis? Mes lauksime visų laiškų. Laiškučius siųskite adresu labasmatematika@gmail.com. Susitiksime kitą pirmadienį 15 val. 5 minutės. Laidelę Labas matematika kūrė Smalsutė Ieva ir Pleputė Lina. Iki susitikimo, draugai. Labas matematika.